priekinių kryžminių raiščių rekonstrukcijos. Į sportą galima grįžti priklausomai nuo reabilitacijos sėkmės. Tai yra maždaug po 9-12 mėnesių. Tam tikrais atvejais leidžiama grįžti net ir po 6 mėnesių. Naudojame 3 testus patikrinti, kaip atsistatė raumenų jėga ir visa raumenų kontrolė. Tai yra šuolio testai. Pirmas testas yra nušokti kuo toliau ant vienos kojos ir mes stebime kelio ir klubo sąnario kontrolę. Pakartojame ir kitą koją ir palyginame. Antras testas yra 3 šuoliai į priekį kuo toliau, tiek viena koja, tiek kita koja. Ir trečias testas yra kryžiuotas šuoliavimas 3 kartus. Taip pat tiek viena koja, tiek kita. Rezultatas tarp abiejų kojų turi skirtis ne daugiau negu 10%. Matuojame atstumą, kurį nušuoliuoja testuojamasis ir palyginame, kad būtų skirtumas mažesnis negu 10%.